Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie savęs priėmimą. Savęs priėmimas reiškia, kad mes vertiname save net ir tuomet, kai, galbūt nesijaučiame labai laimingi ar labai sėkmingi. Tai reiškia, kad mes priimame ir tas savo asmenybės pusės, kurias mes galbūt norime pakeisti. Tai gali būti tam tikri elgesio modeliai, galbūt įsitikinimai, tam tikros mintis, bet kas. Iš esmės aš suprantu, kad tai gali būti nelengva priimti tas savo asmenybės pusės, kurias norisi pakeisti. Bet savęs priėmimas nereiškia, kad pokytis neįvyks. Jis tiesiog reiškia, kad pokyčio procese jūs žiūrėsite į veidrodį ir matysite save ne kaip nevykėlį, negniuždysite savęs, o matysite kaip vertingą žmogų, kuris siekia keistis, kuris siekia tobulėti, ir tai sąlygos daug geresnė jūsų savijautą pokyčio procese ir dėl to bus mažesnė atkryčio tikimybė. Tai yra mažesnė tikimybė, kad grįšite prie tų žalingų elgesio modelių, kuriuos norite pakeisti savyje.